Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Deresevičiūtė. Tradiciškai rugpjūtį Panevėžio apskrities Gabrielės Petkičaitės bitės viešoji biblioteka organizuoja spektaklį, pasirodymą už bibliotekos sienų. Taigi skvere ar aikštėje, o rugpjūčio 26-ąją 17:15 min. Panevėžiečiai ir miesto svečiai kviečiami į performansą Sode dievų nėra. Po senuoju smėlynės tiltu, netradicinėje vietoje, kur Nevėžio pakrantėje bus galima stebėti meditatyvų renginį. Eksperimentinio Apeirono teatro kūrėjos Greta Gudelytė ir Eglė Kazickaitė tradicinį lietuvišką šiaudinį sodą interpretuoja šiuolaikiškai, iš aliuminio kuria etnofuturistinį dangišką sodą. Taigi, performanso metu Greta Gudelytė realiu laiku iš vandens tvers 3,5 metro aukščio ir pločio aliuminio sodą, kurio viena viršūnė lies vandenį, kita orą. Sode dievų nėra vienas pirmųjų tokių pasirodymų Panevėžyje. Komandą sudaro performanso koncepto režisierė ir atlikėja Greta Gudelytė, konstrukcijos kūrėja Eglė Kazickaitė ir muzikos kompozitorė Toma Čepaitė. Šiandien kalbinu iš Panevėžio kilusią Gretą Gudelytę, kuri vaikystėje maudėsi, plaukiojo baidare Nevėžio upėje ir yra viena Apeirono teatro įkūrėjų, rašytoja, režisierė, aktorė, performansų kūrėja ir atlikėja. Labas, Greta. Labas visiems. Taigi norėtume plačiau išgirsti apie šį laukiamą pasirodymą. Tai pirmiausia, šiaudiniai sodai viena įspūdingiausių lietuvių paprotinės dekoratyvinės dailės rūšių, išlikus iki mūsų dienų, dar vadinamas sodas liktoriumi, vorų arba žarondeliais. Kaip gimė performanso Sode dievų nėra idėja, nuo ko pradėjote, kaip kūrėsi konstrukcija, visa muzika ir visas vyksmas? Šiaip tema kūrėsi labai nuosekliai ir paprastai mano ieškojimų temose, dėl to, kad mitologija, etniniai įvairūs ieškojimai, tradicijų analizės, yra mano mėgstama tema. Čia ne pirmas toks darbas. Lietuvos tie metai buvo paskelbti sodų metais ir pradėtas sodas populiarinti, o mes jį dar sukūrėme iki tol, todėl buvom vienus pirmųjų pradėjusių tą visą sodo populiarinimo programą kultūrinę Lietuvoje, galima sakyti. Ir iš tikrųjų tą inspiravo kūrybą, tai visai nesiekėmybė sutapti be abejo su tais kultūriniais metais, bet paprastas klausimas, kaip atsirado kampas, kaip atsirado geometrinis kampas. Nes mes kažkada sėdėjom ir tiesiog draugų apsuptyje, kadangi daugybė yra ir tyrėjų, ir mokslininkų, ir istorikų, diskutavome apie tai, kaip iš uolų atėję piešiniai, ar ne, kur piešdavo drebančią ar kažkokią grubę ranką ant sienų, tokias vingiuotas linijas, primityvius piešinius, gyvūnus, žmonės vaizduojant, kada įvyko lūžis, kad žmogus sugebėjo ir kas inspiravo nupiešti tiesią liniją, o galiausiai ir geometrinį kampą. Ir kai mes Lietuvoje, nežinau, dar visai nesenai, dar prieš 3 metus, manau, dauguma ir dabar, jeigu sodų pynimą tapatina su kaimo močiute, kuri po darbų atsisėda, po karvių melžimo, bulvių tarkavimo ir gėlių laistymo prie stalo, ir staiga pradeda formuoti, konstruoti, auginti dar sakome, verti dar sakome, griežtų geometrinių formų, absoliutaus tikslumo reikalaujančio praktiškai kosminę struktūrą. Iš lempos. Tiesiog paprasta kaimo močiutė. Kaip tai prasidėjo? Šitas klausimas iš tikrųjų mus vedė prie tokių įvairiausių ieškojimų. Mes atsakymų tikrai neturim, nes nepatikrinsim, kaip ten atsirado tos senojo lietuvio rankose tokia struktūra, kuri iš esmės yra mokslinė. Pati sodo struktūra, jinai atliepia daugybę
tik gerokai vėliau negu sodas atsirado mokslinių struktūrų, atomų vaizdavimų, mūsų tradicinis sodas, tas pats paprasčiausias rombo formos be pridėtinių dalių, absoliučiai atitinka aliuminio atomo formulę. Tai dėl to mes ir pasirinkome daryti iš aliuminio, nes iš tikrųjų po to šiaudinių sodų slypi kur kas daugiau negu tik ta kažkokia paprasta močiutė, kuri iš niekur nieko pradėjo dėlioti sudėtingas struktūras. Čia tas pats, kas sakyti, vieną dieną jau žemė ir vieną dieną jau kitą nusprendžiau piramidę statyti. Tai yra nepaprasta technologija, kuri iš niekur negalėjo atsirasti, labai įdomu tyrinėti, kas galėjo fantazuoti, gal netgi sakyčiau, kas galėjo inspiruoti. Tai nuo to fantazavimo, nuo to tyrinėjimo, nuo tų diskusijų ir gimė šitas dalykas. Mes, tauta, saugome tradicijas, puoselėjame ar ne, bet kartais nebūtinai žinome tikrąją prasme, kilmę, gal šiek tiek apie patį šiaudinį sodą truputėlį, iš kur, kaip, kodėl, apie tas tikrąją simboliką, reikšmę, kiek pačiai teko domėtis plačiau truputėlį. Seminaro verta tema, visos paskaitos, ir simboliškai daugialypė konstrukcija, ir geometriškai sudėtinga konstrukcija, bet, tai paprastai, tai visų pirma pasakysiu, su kuo susidūriau, resdama sodą gal 10 skirtingų miestų, kad tai nieko bendro su kolektyviniu sodu. Tai neturi nieko bendro su kolektyviniu sodu išpuoselėtų braškėmis. Ne. Tai yra dvasinis labiau reiškinys ir jisai sietinas su kosmoso tvarka arba su tvarkingai žmogaus pertvarkyta gamta. Tarsi žmogaus bandymas sukurti Dievo pasaulyje tobulą pasaulio kažkokį tai simbolį. Ir šitas sodas, jisai iš esmės ir yra tobulo, harmoningo pasaulio simbolis, kuriame telpa daugybė dalykų. Iš esmės jis yra sudarytas iš trikampių ir kvadratų. Trikampiai visada siejasi su kalno simboliu, tai yra aukščiausia viršūnė sietina su ėjimu į dangų, pasiekimą kito lygio, dvasinio lygio. Pas mus tradicijoje dėdelis ir bobutė pupą augino, kad prasimuštų pas Dievą, ne? Tai irgi tai yra ta vertikalė, o kvadratas jisai siejamas yra su materija, su plokščia žeme ir tvirtybė. Tai būtent sodas ir jungia žemę su dangumi. Tai kitas dalykas yra jungtis. Tai dėl to būtent sode ir gyvena ir paukšteliai, ir dievulis, ir žemės padarai, ir nežemiškos būtybės. Sodas kabinamas yra būtinai pagal lietuvių fengšui, pavadinkim taip neteisingai, gal pagal lietuvių harmonijos supratimą, sakykime taip, trobose ten, kur jį gali kedenti ir sukti, judinti skersvėjais, kadangi tai yra dalinai kinetinė figūra. Jinai veikia kaip žemė sukasi aplink savo ašį, ar ne? Tai lygiai taip pat ir sodas jis turi sukti skersvėjai, jis turi cirkuliuoti kartu su visatos kvėpavimu. Ir jisai skirtas ne vien jaunavedžiams kabinti virš stalo ir lemti jiems sėkmę ateityje. Jisai per Kalėdas būdavo kabinamas su mintimi, kad grįžusios vėlės mūsų protėvių pernakvos jame. Pavyzdžiui, viešbutis toks lietuviškas, ar ne, jau tobulesnių tų lygių. Taip pat jisai buvo kartais pinamas žmonėms kaip autorinis darbas ir dovanojamas jubiliejaus, pavyzdžiui, proga, ir tas žmogus, kai gaudavo sodą, jis jį labai saugodavo, nes lietuviai šiaip yra prietaringi, mes turime labai daug magijos pavyzdžių, ir jeigu mes nesuprantame savo magijos, mes negalim ir tradicijų perprasti. Tai, žodžiu, jeigu jis stebėdavo, kad sodas yra, arba neduok die, kas jį kliudo, tai gali, lietuvių tradicijos, lemti nelaimę kažkokią, ar reikėtų saugotis kažko tam žmogui, kuriam buvo jisai augintas tas sodas. Tai, žodžiu, čia labai daug galima pasakoti, bet man labai patinka tas similinės magijos motyvas, kurį Dundulienė analizavo, būtent nes jinai labai gausiai yra aprašiusi sodų tradiciją ir ne tik sodo, o similinė magija, tai yra atsikartojimų magija, veiksmas atoveiksmis, ir mūsų mitologijoje jis absoliučiai veikia, todėl sakoma, kad sodas gali pakeisti žmogaus realybę,
Dėl to, kad šiaip sodų nesidomi ir nemato materialus žmogus. Bet turėdamas sodą, jeigu sodas atsiras materialaus žmogaus namuose, tas sodas gali apversti viską, tarsi sukurti tą atvirkštinę atspindį ir žmogų įkvėpti tokiems dvasingesniems dalykams. Nu tai va, tai čia žinokit, čia galėčiau iki ryto pasakoti. Nes sodas ir krikštynams, gimus vaikui, vestuvėms tikrai tverdavo labai, labai reikšmingas buvo simbolis. O kodėl būtent pasirinkote tam tradiciniam lietuviškam sodui tokią medžiagą, aliuminis, pakankamai šiuolaikinė, viena tokia naujausių? Kodėl aliuminis? Ar dėl savo atomo formos, ar tiesiog patogumo klausimas? Čia labai daug dalykų, vis tiek mes taikėme pasirodymų ir mes žinojame, kad mūsų siekis bus toks vidinis siekis komandos, tai kuo daugiau keisčiausių vietų jį iškabinti, kuo daugiau vietų pasiekti tokių, kur dar nesame buvę. Čia toks mūsų komandos uždavinys, todėl medžiaga turėjo būti tvari, bet ir simboliškai mes pasirinkome aliuminį, kaip ir minėjome, kadangi mus nustebino atradimas, kad būtent aliuminio atomas atkartoja, galima sakyti, to klasikinio sodo bazinę konstrukciją. Ir kitas dalykas, tas pats jums klausimas, kaip mums tradicijas mėgstantiems lietuviams, o kodėl iš šiaudo? O kodėl iš šiaudo? Todėl, kad lietuvių tradicijoje šiaudas yra laikomas žolės stadija, augalo stadija esančia tobuliausioje formoje. Kodėl? Todėl, kad jis yra miręs. Miręs yra amžinas, jis nebekintantis. Tai vadinasi, šiaudas yra negyvybės. Labai paradoksalu, kad mes traukiam šiaudą spėdami, kiek ilgai gyvensim. Bet sode šiaudas jisai atspindi amžinybės simbolį, todėl, kad jis jau viskas. Jisai nebežaliuos, nebežydės, nebesikeis. Ir todėl mes pagalvojame, kad visai kitaip mes lietuviai dažnai paprastoje buityje suprantame šiaudą. Mes sakom, šiaudo pinamas dėl to, kad šiltas būtų, dėl to, kad jaukus būtų, o jūs čia iš aliuminio tokį šaltą sugalvojat. Nu ne dėl to, kad šiltas ir jaukus, o dėl to, kad miręs reiškia amžinas ir nekintantis. Todėl tam tikrą prasme ir tas metalas jis irgi yra tokia etnofuturistinė interpretacija, dėl to ir vadiname tai etnofuturizmu. Jis irgi lengvas, jis irgi nekintantis, jis tam tikrą prasme nauja negyvybės forma. Jau paminėjai, kad su komanda norėjot ir norit tokiose neįtikinamiausiose vietose, ar ne, šį performansą parodyti. Ir veiksmui renkiesi iššūkį keliančias vietas. Ir šį kartą sodas bus auginamas tiesiai iš vandens. Kokiose dar netikėtose vietose, nepatogiose vietose auginai sodą? Visų pirma, tai tas vietas pabrėžčiau kaip ypatingas, o paskui ten nepatogios ar panašiai. Tai man viena įspūdingiausių vietų buvo istorinė Liepkalnio vandens saugykla, kur kablį reikėdavo iškelti, aš dabar bijau pasakyti tikslų jos aukštį, bet manau 12 metrų, tai tikrai 12 metrų aukštis, tokie kartimi, kad užkabinti ant to vadinamo kvėpuoklio, alsuoklio, tokio, pro kurį vanduo alsuodavo. Tas alsuoklis turėjo tokį kryžių ir ant to kryžiaus užkabinti reikėdavo, tai mes tokią kartį teleskopinę gaminom, kad pasiekti tenai. Ir šiaip tas pats pati atmosfera toje Liepkalnio saugykloje, jinai yra vienintelė kupolo formos apvali saugykla su kolonomis 8. Įspūdinga akustika buvo neįtikėtina, lašant per sienas vandenį. Kitas labai įdomus momentas buvo Elektrėnuose, mes pasirinkome kabinti ne po tilto, o ant tilto. Dėl to, kad po tiltų vanduo buvo pernelyg aukštai ir sodas netilpo, kad ir kaip neįtikėtinai skamba, bet pernelyg merkėsi į vandenį, tai mes kabinome tilto arkoje. Čia per Šiuolaikinio meno festivalį visai nesenai. Tai mėnesį laiko tenai kabėjo, stebėjom, kaip jis vėjus atlaikys.
esame kabinę traukinių depe, kur šita struktūra absoliučiai, sodo struktūra absoliučiai sinchronizavosi su urbanistinė struktūra, su bėgių struktūra, metalo konstrukcijų tiltų struktūra. Tai architektūrinė detalė tapo šalia tos tradicijos. Žodžiu, kiekvieną kartą kabindama naujoje vietoje aš atrandu su sodu vis daugiau alegorijų ir vis ta simbolika ir metafora, jinai plečiasi į begalybę. Žodžiu, sodas yra begalinis. Kaip, žodžiu, labai laukiu to kabinimo po mūsų tiltų, po mūsų miestų tiltų, dėl to, kad man tai atrodo, kad ten tobula vieta sodui. Tai pats tiltas yra toks optimalaus dydžio, jisai turėtų, man atrodo, labai mano galvoje simboliškai gražiai jungti ir juk tas tiltas jungia ir skaistakalnį savotiškai, ir miesto centrą. Tai ir horizontaliai tampa su upe jungtimi. Ir vertikaliai jungs ir tiltą, ir upę, Nevėžį, tamsų mūsų Nevėžį, kuris turi irgi daugybę savo tokių paslapčių ir tuo pačiu aš labai noriu pasinerti į tos vandenis su tuo sodu kartu, primindama, kad panevėžiečiai maudykimės Nevėžį, kaip aš maudydavausi vaikystėje, nes kai mes nustojam maudyti savo upėje, mes jos nebesaugom, mums nebe taip svarbi jo švara. Aš vaikystėje tenai, man būdavo labai natūralu plaukyti, maudytis baidarėmis plaukiant ir mes niekada nepagalvodom, kad tas vanduo purvinas ir gal čia nesimaudysiu. Ir mes į tą vandenį niekada nemesdavom šiukšlės, nes mes šiukšlėse nenorim plaukyti. Tai čia miesto centre labai norėtųsi tokį, ir to vandens tokį savotišką, metaforiškai išvalymą padaryti su tuo sodu. Žodžiu, čia daug, žinokit. Oi, daug ir dar laukia mūsų vaizdų gerų. Meditacinis ritualinis performansas pakankamai retas žanras ir jis labai svarbu pats pasirodymas, ar ne, bet tikrai nemažiau svarbi yra žiūrovo būsena stebint. Ko jūs tikitės, visa komanda iš žiūrovų, ar šitas performansas labiau toks skirtas suprasti ar patirti, kaip jam geriausia pasiruošti, gal kažką atsinešti, ar viskas bus paruošta? Mano patarimas, aš tai nieko nesitikiu iš žiūrovo, žiūrovas yra laisvas reaguoti, priimti, nepriimti, būti, išeiti, miegoti, gerti arbatą, įlipti kartu su manimi į vandenį. Žiūrovas yra laisvas. Mes nesame juodoje dėžutėje, kur paprastai statomi teatriniai spektakliai klasikiniai, kurie diktuoja tam tikras taisyklės. Čianai mes ieškome betarpiškumo vieni su kitais ir su gamta. Ir tas meditacinis žanras, ką kviečia daryti, tai tikrai nesekti linijos siužeto, o būti. Būti veiksme lygiai taip, kaip, pavyzdžiui, jūs būnate ir rimstate sėdėdami prie laužo ir žiūrėdami į ugnį. Ar jūs žiūrėdami į ugnį arba tekantį vandenį klausite savęs, o kas toliau? Arba ar sakote, kad, man čia per mažai veiksmo? Ar sakote, o kaip baigsis pagrindiniam veikėjui? Jūs būnate. Ir kai jūs stebite ugnį atsipalaidavę arba vandenį, arba dirbantį žmogų, kaip aš mėgstu sakyti šiuo atveju, sodo atvėrimas, asociacijos ateina į žmogaus galvą paprastai nespaudžiant smegenies savo, neprovokuojant kažkaip mąstyti, išmąstyti kažką. Tu tiesiog stebi, galbūt tau ateis prisiminimas apie močiutę, galbūt tau ateis kažkoks, aš atsiprašau, šuobis truputį, Godo ramiai, Godo, ateik čia. Čia žiūrovai irgi gali žinoti, kad aš turiu šunį Godo, tai čia irgi viskas natūralu laidoje. Bet esmė yra, po darbo dienos, įsivaizduokite, jūs ateisite prie vandens, atsisėsite, mes pavaišinsime jūs arbata, jūs įsipilsite arbatos, galbūt jums žinote, kad pavakarėje visų atsineškite dekutį, jeigu nusimatysime lietų, netyčia atsineškite skėtuką arba lietpaltuką. Žodžiu, ištieskite kojas, jeigu norite, atsineškite savo žvejo kėdę, kurioje labai patogu sėdėti ir įstatyti puodelį. Žodžiu, išsitieskite, atsipalaiduokite, kvėpuokite, stenkitės apie nieką negalvoti, stebėkite vandenį, stebėkite, kaip gimsta sodas, stebėkite mane vandenyje ir jeigu norite, prisijunkite.
į vandenį tiesiai šokite ir atgaivinkime, reabilituokime Nevėžį. Va. Tai žodžiu, neįpareigojantis stebėjimas visai kitoks negu paprastai būna teatre. Tai meditatyvu reiškia būti čia ir dabar. Būti. Ką reiškia performanso pavadinimas Sode dievų nėra? Na, man asmeniškai tai tas pavadinimas toks truputį provokatyvus, jisai nėra teiginys, kaip ir jis yra labiau provokacija. Ir jinai gimė iš to, kad mes gyvenam tokioj šalyje, kur jeigu tu pasaulietiškas, tave kvestionuoja, kaip, kodėl jūsų karta tokia, jeigu dažnai girdim kaltinimus apie tradicijų neišmanimą arba nepuoselėjimą. Žodžiu, mes tokia karta, kuri ir kitose šalyse priskiriami konservatyviems žmonėms, išlaikantiems tradicijas. Bet kai eina kalba apie konkrečias tradicijas ir aš paklausiu konkrečių dalykų, mūsų tie tradiciniai žmonės, negali atsakyti. Vadinasi, čia, kaip žinote, tokia dievobaiminga davatka, kuri, apsimeta esanti tikinti, bet iš tikrųjų tai, kas ten žino, kiek ten to vyno iš taurės nugvelbusi kunigo, ar ne? Tai čia panašiai. Ir tas Sode dievų nėra, man yra toks truputį apsimetinėjimas, kad mes suprantame tikrą reikšmę, prasmę tų tradicijų, taip dažnai mėtydamasi tuo žodžiu. Ir aš labai dažnai susiduriu su tuo, kad švenčiam Jonines, aš paklausiu žmogaus, ar jūs žinote prasmę, kodėl deginamas laužas. Ir prasideda, žinote kaip, tai nėra, kad nėra versijų, kodėl, bet yra gal todėl, gal anokiel, gal taip, gal kitaip, nežino žmonės. Kodėl du žmonės susikibę rankomis per laužą? Ką tai reiškia mūsų tradicijoje, jeigu mes jas puoselėjame? Tai gal ana, gal ta. Kodėl per rasas reikia apsiprausti ryte rasa? Ką tai žada? Kodėl reikia naktį išsimaudyti vandenyje ir drabužius palikti išvirkščius? Ką mūsų tradicijos kalba mums, apie mus? Vat ir baigėsi čia. Bet tuo pačiu aš galiu pasakyti, aš mokausi, nes man tradicijos įdomu, nesvarbu, kad aš gyvenu pasaulietiškai ir nesvarbu, kad aš nepuoselėju tradicinių vestuvių, bet aš tai gerbiu ir mano pagarba tam išreiškia žinojimas apie tai. O šaukimas, kad nebėra tradicijų, jūs nebesilaikote tradicijų, tai yra panašiai kaip Sode dievų nėra. O jūsų kūryboje susitinka etnografija, mokslas, futurizmas. Ar jūs ieškot, tarkim, visa komanda ateities praeityje ar praeities ateityje? Kaip apskritai etnofuturizmas padeda naujai pažvelgti į lietuvių kultūros paveldą, nes iš esmės tai yra kitokia forma, gal sušiuolaikiška ar ne, bet tai yra saugojimas, tai yra sugretinimas su mūsų šiandiena, su mūsų karta, su ateinančia karta, ar ne? Ir tas toks pritraukimas galbūt, ar kaip jūs visą tą matote? Mano visa gyvenimo filosofija yra pamauta ant to, kad nieko naujo mes, tokio esminio naujo, nelabai ką išrandame, tiesiog kinta formos. Tai tas etnofuturizmas ir reiškia, kad arba etnoavangardas, su kuo mes žaidžiame, tai reiškia, kad mes remdamiesi seniausių duomenų baze, kokią galime rasti ir išanalizavę reikšmes, interpretuojame šiuolaikišką formą, tai nekeisdami esmės. Tai vadinasi, etnofuturizmas reiškia kintantį išorinį pavidalą, nekeičiant sielos. Tai mes tame ir ieškome ir plus galbūt kartais tas interpretavimas jisai priveda mus prie naujų klausimų, prie naujų pastebėjimų apie tą patį dalyką ir pildymą tos pačios tradicijos, gilinimą galima sakyti, nes tikrai nesiekiame pakeisti tradicijos. Mes siekiame, kad jinai egzistuotų kintančiame pasaulyje. Ir kismas yra absoliučiai natūrali gamtos, natūralus veiksmas gamtoje. Viskas keičiasi, tai vadinama evoliucija. Tai nėra nei tobulėjimas, nei regresas, tai yra keitimasis. Tai vadinasi, ir tradicija, jinai privalo
kisti kažkiek, išsaugodamas savo esmę, kad prisitaikytų ir prie klimato, ir besirandančių naujų medžiagų, ir prie besikeičiančio žmogaus suvokimo ir žmogus iš esmės netgi keičiasi psichologiškai, kiek ilgai jis gali kažką stebėti, kiek ilgai laiko dėmesį. Mes keičiamės. Ir jeigu mes tiesiog darysime viską kaip nekintančiai absoliučiai, tai tada tiesiog didesnį dalį gali likti tai neaktualu. Ir be to manau, kad būtent tų paveldo saugotojų, grinųjų etnologų, etnografų, etnokūrėjų tikrai yra, bet interpretuojančių šiuolaikiškai profesionaliai etno reiškinius ir einantis į etnofuturizmą, yra truputį gal mažiau. Čia labai geras palyginimas gali būti, ar ne, su tuo kismu ir tobulėjimu. Ratas, išrastas ratas ir jisai iš paprasto, ar ne, koks dabar ratas tapo ir kam jisai naudojamas. Aplinkit be žieminių padangų, su arkliniais važiuokite dabar į savo darbą. Būtent. Puikus pavyzdys. Taip. Dabar dar vienas klausimas, ne apie patį pasirodymą, bet apie jūsų būsimą knygą. Jūsų animistinių pasakų knyga Žiemojimas su mirusiais jau pasklido plačiai tarp skaitytojų, o kadagi bus antroji? Tai iš čia taip, gal net nežinau, ar aš tokia prietaringa, žinote, esu, nemėgstu, aš nežinau, ar jinai bus visų pirma gerai, nežinau. Ne aš lėmiu šitos dalykus dėl to, kad aš neleidžiu knygų leidykloje susimoku, išleiskit mano knygą, nes aš manau, kad ji to verta. Aš taip nedarau. Aš knygą leidžiu, jeigu rašytojų sąjunga atrenka tą knygą kaip leistiną ir priima po savo sparnu. Tai šiai dienai esu labai dėkinga jūsų kolegijai Astai, kuris sutiko tapti knygos redaktorė. Labai operatyviai padėjo man, nes mano toks tikslas buvo, kad apjungti į tos knygos leidimą panevėžiečius. Dar tarp kitko pasireklamuosiu tąją prasme, kad norėčiau iš Panevėžio ir Viršelio dailininko, nes tikiu, kad knyga išeis. Tai norėčiau, kad visą komandą sudarytų panevėžiečiai, nes knygos veiksmas vyksta Panevėžyje. Tai realiai knygos pavadinimas yra Duonos lėlės ir tai yra tokia mistinis romanas, kurį rašiau remdamasi savo giminės istoriją ir veikėjai yra įkvėpti realiai Panevėžyje gyvenusių žmonių, mano prosenelio, mano močiutės, mano mamos ir mano pačios. Tačiau reikia suprasti, kad tai yra interpretacija, tai yra fantazija, tiesiog kaip atspirtis tarnavo. Tačiau istorinių labai daug peizažų, istorinių faktų yra ir tame fikcinėme romane. Kas atrinkti, norintiems atrinkti bus sunku, bet ar būtina atrinkinėti, gal tiesiog geriau pasinerti į skirtingų laikų Panevėžio gyvenimą ir galbūt kažkam bus įdomu sužinoti, kaip sakoma, kokie netikėti kartais gyvenimo vingiai ištiko galbūt tavo kaimyną ir jo giminę ir galbūt kažkas atpažins savyje, kaip karas ir kaip visa ta lėta lietuvio transformacija ateinanti iš Rusijos represijos paveikė ištisas kartas. Iš esmės, knyga yra apie kartų traumas, kaip nuo prosenelio iki manęs mutavo giminės, galbūt pavadinkim primityviai, taip genas, bet jis ir dvasinis genas. Tai mes labai daug turime nukentėjusių toje linijoje žmonių, todėl manau, kad tai labai daugam atlieps ir atpažins savo giminės tragediją. Ir aš empatizuoju su tais žmonėmis, nes mane ta tragedija paveikė ir man labai dėl to liūdna. Dėl to norėjosi išrašyti tai ir turbūt tas išrašymas, pyktis ant karo, dėl karo, dėl aukų, jisai, tik tai išartikuliuojant kažkaip į išorę, jisai išsiskaido. Aš nenoriu būti pikta visą gyvenimą. Tai dalinuosi, tai nėra pikta knyga, bet tiesiog sakau, kas įkvėpia. Tai tiek apie knygą, šiaip tai nenoriu plėtotis kol kas. Gerai, labai užtenka ir ką pasakėjai, labai suintrigavo. Tai kągi belieka mums pakviesti, ar ne, Panevėžio miesto
gyventojus ir svečius ateiti rugpjūčio 26-ąją 17:15 į performansą Sode dievų nėra po senuoju smėlynės tiltu. Sekite bibliotekos informaciją, pasidalinsime, pakviesime tikrai. Jau yra išėjęs ir anonsas, ir mūsų Facebook paskyroje, ir bibliotekos internetinėje svetainėje. Taigi ten jūsų lauks Greta su komanda, sėdmaišiai, pledai, kėdės, arbata ir meditatyvus renginys. Puodelių bus, bet jeigu mėgstate tvarumą, tai labai kviečiame atsinešti savo ir pabūti kartu, taipogi stebėti orą. Taip. Dar paskutinis dalykas, noriu pasakyti, kad netgi arbata bus mano mamos rinkta iš aplink Panevėžį pievų, todėl nesineškite cukraus, jo nedėsime, bet jeigu norite, atsineškite medaus, nes medaus neturime. Tai žodžiu, gerkime Panevėžį. Gerkime Panevėžį. Tai primenu, kad šiandieną kalbinau iš Panevėžio kilusią Gretą Gudelytę, vieną Apeirono teatro įkūrėjų, rašytoją, režisierę, aktorę, performansų kūrėją ir atlikėją. Jaukių visiems skaitimų. Ačiū.